sudarys išleisdamas 20 000 bonų, kiekvieną po 5 litus. Bonas galės įsigyti kiekvienas norintis prisidėti prie tautos vadui dovanos įteikimo. Ūkis tautos vado gimtinėje bus jam tinkamiausia dovana, nes Antanas Smetona yra labai pamėgęs savo gimtąjį kampelį, kuriame jis ir dabar dažnai atsilanko. Be to čia jam bus dažnesnė proga sueiti su tais žmonėmis, su kuriais ir jaunystėje bendrais rūpesčiais gyveno. Kviečiu Jos Ekscelenciją, gerbiamą prezidentę Dalią Grybauskaitę. Iš tikrųjų, netyčia kažkaip užvažiavau čia prieš 3 metus. Ir man sakė, kad čia buvo ligoninė. Grindys išvartytos, viskas apgriauta, lubos irgi nekažin kaip atrodė ir balkoną buvo baisoka įeiti, kad nenugriūtų. O iš tikrųjų buvo aplink bendruomenė gerai nusiteikusi, linksma, aplink palapinės su gražiomis Smetonos nuotraukomis iš tų laikų, kaip jis valdė valstybę. Ir didžiulis pasididžiavimas bendruomenės, kad jie gyvena Smetonos gimtinėje. Kad yra toks puikus ežeras aplink, kad ši gimtinė buvo ne šiaip sau gimtinė, o atnešta su didžiulė meilė kiekvieno Lietuvos žmogaus ir padovanota mylimam prezidentui. Ir iš tikrųjų tai yra mūsų valstybės istorija, mūsų atmintis, o svarbiausia pagarba pačiai valstybei. Ir tai, kad Ukmergės bendruomenė ir vietinė valdžia, ir bendruomenės, kurių yra virš 30, sugebėjo vis tik tai pasistengti ir įtikinti ne tik mane, bet ir tuometinę valdžią, kad tai yra labai svarbu, kad išsaugoti šį dvarą mums taip pat visiems privalu. Ir kad čia gali būti ir istorija, ir mūsų moksleiviai gali čia mokytis, ir turizmą galime vystytis. Ir iš tikrųjų tai gali būti didžiulis traukos centras visam Ukmergės rajonui. Ir turint tokį palikimą, tokią aukso vertės palikimą, tikrai buvo labai man skaudu matyti, kad jis toks užleistas ir taip apleistas. Taigi, grįžus į Vilnių, mėginau, kad įtakoti šiek tiek ir ūkio ministeriją tuo metu ir tartis kartu su buvusiu meru, kad nors kažkiek pajudėtų reikalai su šiuo dvaru. Ir labai džiaugiuosi, kad tikrai po 3 metų labai simbolinę dieną, tai yra vasario 14, būtent tą dieną, kada ir buvo grinai tą pačią dieną ir atidarytas ir pastatytas šis dvaras, kad mes galime džiaugtis, kad pagaliau susitvarkėme, atlikome savo pareigą mūsų atminčiai ir besiruošdami švęsti vasario 16. Galime pasakyti, kad paminime taip pat vieną iš mūsų svarbiausių istorijos momentų, nes kaip tik tai šią dieną mes švenčiame ir 140-ąjį gimtadienį mūsų buvusio prezidento ir 70-ąsias metinės jo mirties. Taigi iš ties labai jubiliejiniai, labai svarbus metai ir tikrai džiaugiuosi, kad visa Lietuva ir ukmergiečiai mes vėl galime pasakyti, kad mes turime dvarą, galime puoselėti jį, daryti čia muziejų, daryti mokslo centrą, edukacinį centrą visiems, ne tik tai turistams, bet ir mums patiems. Ir galų gale pasakyti, kad mums istorija svarbi. Mes tikrai vertiname tai, ką turėjome. Ir tuo pačiu tai yra ir simbolis mūsų valstybingumo, kurį turime puoselėti. Taigi, dar kartą sveikinu visus, džiaugiuosi už mūsų visus. Ir su švente, gerbėmieji. O kadangi taip pat prieš kelis metus nusprendžiau, sugalvojame, pasiūlyti mūsų Lietuvos žmonėms švęsti vasario 16 išradingai. Nes iš ties tos mūsų ceremonijos truputį gal ir kiek pabodę ir vis tie patys šaudimai, tos pačios dainos, bet iš pat pradžių net nemanėme, kad tiek daug žmonių atsilieps, bet paskui sugalvojame skirti 10 vėliavų valstybės tiems, kas švęs išradingiausiai. Ir netikėjome, kad tiek žmonių tikrai norės gauti tą vėliavą. Ir po vasario 16-osios mes surenkame tuos, kurie išradingiausiai, įdomiausiai ir kartu su bendruomenė, su žmonėmis, su savivaldybėmis sugalvojo kaip atšvęsti.
Taigi šiemet vienas iš tų 10 apdovanojimų mūsų Lietuvos valstybės vėliava eina į Panevėžį. Tai yra į Ukmergę. Tai būtent merui įteiksiu už iniciatyvas, už tai, kad Ukmergės regionas taip pat prisidėjo prie mūsų iniciatyvos ir taip pat sugalvojo, kaip įvairiau, įtraukiant kuo daugiau žmonių, švęsti mūsų valstybės gimtadienį. Taigi dar kartą sveikinu. Kadangi bendruomenė yra svarbiau net už merą. Taip. Aš norėčiau truputį. Šis dvaras sirgo. Labai sunkiai sirgo. Galima sakyti, buvo net komos būsena. Bet štai davė truputį elektrošoko ir dvaras pradėjo kvėpuoti. Dabar aš jį matau kaip jau ir truputį vaikštantį. Tai dabar norėčiau padėkoti visų Žugerio kaimo ir ne vienu Žugerio kaimo bendruomenės narių vardu už laiku suteiktą šitą elektrošoką mūsų gerbiamai prezidentai. Šokas buvo ne man, bet aš jį organizavau. Kviečiu